Sausio 1-7 dienos savaitės horoskopas. Naujos pradžios savaitė. Šios savaitės dienos panašiais į baltą lapą, kuriame įrašysite naujus tikslus, troškimus bei siekius. Savaitė prasidės Saulės viešnagė karališkajame Ožiaragio laipsnyje. Tai tinkamas metas naujų planų kūrimui. Savaitės vidurys Mėnuliui judant svarstyklių ženklų palankus dokumentų tvarkymui, požiūrių suderinimui. Ketvirtadienį esant artimai Mėnulio ir nusileidusiam mazgo pozicijai, gali tekti sugrįžti prie anksčiau atidėtųjų darbų. Penktadienį Marsas pereis iš Šaulio į Ožiaragio ženklą. Šis laikas tiktų siekiantiems karjeros. Savaitgalį Mėnuliui keliaujant Skorpiono ženklu stiprinkite imunitetą bei sveikatą. Gilės emocijos, jausmai, tai palankus metas romantiškiems patyrimams. Sėkmingos pradžios jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Naujų idėjų savaitė. Ir šios savaitės dienomis gyvenimas kaip fokusininkas gali pateikti jų labai netikėtų. Savaitės pradžia Saulei viešint karališkajame laipsnyje suteiks stiprų impulsą naujų projektų rengimui, kolektyvinių darbų pradžiai. Tik turėkite omenyje, kad pirmosiomis dienomis Mėnuliui susijungus su Lilit mergelės ženkle, darbai į priekį judės kiek lėčiau, tad jums praverstų mažų žingsnelių taisyklė. Savaitės viduryje Mėnuliui keliaujant jums opozicinių ženklų dažniau gali lankyti ne tik naujos mintys, bet ir dvejonės, kaip tai įgyvendinti. O antroje savaitės pusėje galimas ir nuotaikų svyravimas. Mėnulio viešnagė Skorpiono ženkle gali išryškinti jūsų kritiškesnį požiūrį. Tad šiomis dienomis matymas pusiau pilnos, o ne pusiau tuščios stiklinės jums pravers. Iškeliaujantis iš Šaulio į Ožiaragio ženklą Marsas skatins karjeros siekius, strateginių planų kūrimą. Savaitgalis palankus aktyviam šeimos poilsiui, trumpoms išvykoms bei kelionėms. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Pokyčiams palanki savaitė. Jau pirmadienį Saulei viešint karališkajame Ožiaragio laipsnyje nusiteikite ryžtingai siekti pasirinkto tikslo. Šiuo metu lengviau įžvelgsite tolesnės karjeros galimybės, o jų nepamatę galite nuspręsti paieškoti naujos, perspektyvesnės veiklos. Tokioms paieškoms Uranui viešint jūsų ženklu, o taip pat darbo pokalbiams bei deryboms Mėnuliui judant svarstyklių ženklu, jums palankus savaitės vidurys. Antroje savaitės pusėje Mėnuliui įžengus į jums opozicinį Skorpiono ženklą, palanku būtų susilaikyti nuo rizikingų finansinių sprendimų, duoti savo daugiau laiko ateities finansinių perspektyvų įvertinimui. Juolab, kad ir perėjęs iš Šaulio į Ožiaragio ženklą Marsas skatins jūs stiprinti materialų pagrindą, o kai ką ieškoti naujų karjeros galimybių, įdomesnės jūsų gabumus atskleidžiančios veiklos. Tam palanki ir Jupiterio jūsų ženkle pozicija. Savaitgalį neapsikraukite namuose labai dideliu buitinių darbų krūviu. Šiomis dienomis juos dažniau derinkite su kūrybingu šeimos laisvalaikiu, aktyviu poilsiu. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę.
Gimusiems po dvynių ženklų. Savaitė, kai reikėtų, kai pravažiuojančiam stotelę traukiniui, kiek palėtinti greitį. Judėkite ramesniu tempu, neskubėkite. Savaitės pradžioje Marsui keliaujant dar jums opozicinių šaulio ženklų, jūsų nuomonė gali ne visada sutapti su kolektyvo požiūriu, tad vieni kitų išklausymas, nuomonių suderinimas bus ypač svarbus. Savaitės viduryje Mėnuliui judant svarstyklių ženklų palankesnė būtų intelektuali veikla, sektųsi tvarkyti dokumentus, derinti projektus. Ketvirtadienį draugų ir kolegų išsakytos mintis galės lengviau užvesti jus ant teisingo kelio. Penktadienį Marsui iškeliavus iš jums opozicinio šaulio į ožiaragio ženklą, palankus metas sportui, aktyviai fiziniai veiklai. Jis tiktų ir buitinių klausimų sprendimui, remonto statybų darbų pabaigimui. O savaitgalį apdovanokite save smagiomis laisvalaikio pramogomis. Raskite laiko kūrybinėms veikloms. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po Vėžio ženklu. Atokvėpio savaitė. Jos dienomis po intensyvių veiklų šventinio maratono pats metas daugiau pailsėti. Ši savaitė galėtų būti puikus laikas bent trumpoms jūsų atostogoms. Saulei keliaujant jums opozicinių ženklų, ypač svarbu mažiau pergyventi dėl smulkmenų, emociškai nepervargti, būtinas veiklas derinti su aktyviu poilsiu. Tai aktualu jau savaitės pradžioje, Mėnuliui esant artimoje su Lilit pozicijoje Mergelės ženkle, o Saturnui judant griaunamuoju Žuvų ženklo laipsniu. Savaitės viduryje Mėnuliui perėjus į svarstyklių ženklą, palanku derinti planus, ieškoti bendro požiūrio bei sutarimo. Ketvirtadienį Mėnuliui susijungus su nusileidusiu mazgu svarstyklių ženkle, atidžiau tikrinkite gaunamas sąskaitas. O penktadienį Marsui įžengusi jums opozicinį ožiaragio ženklą, situacijų nespauskite. Leiskite gyvenimo upei plukdyti jus įprastine vaga. Savaitgalis palankus kultūriniams renginiams, kūrybingam atokvėpiui. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Aktyvi organizacinių darbų savaitė. Jos dienomis Merkurijui, Venerai ir Marsui judant šaulio ženklu galite jaustis kaip banglentininkas pagaliau pagavęs ilgai lauktą galingą bangą, galinčią nešti jūs dideliu greičiu pirmyn. Savaitės pradžioje Saulei viešint karališkajame ožiaragio laipsnyje, kaip nuo aukšto kalno aiškiau matysite situacijas, lengviau priimsite būtinus sprendimus. Svarbu tik išlaukti reikiamo momento. Mėnuliui ir Lilit judant Mergelės ženklu neužkliūti už smulkmenų, o siekti svarbiausio tikslo. Savaitės vidurys tiktų dokumentų rengimui, projektų pristatymui bei deryboms. Ketvirtadienį sėkminga būtų kolektyvinė veikla, o penktadienį Marsui iškeliavus iš šaulio į ožiaragio ženklą, kai kurie susimąstys ir apie naujas karjeros galimybes. Šeštadienis ir sekmadienis tiktų draugų susitikimams, šeimos kultūriniams renginiams. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po Mergelės ženklu. Savaitė, kai kaip iš mažų dėlionės gabalėlių galėsite susirinkti visą pilną paveikslą. Jos dienomis nuveikti galėsite ypač daug.
Saulei keliaujant ožiaragio ženklu, dienos svarbios jūsų karjeros siekiams, palankios ieškantiems naujos veiklos. Jau savaitės pradžioje Saulės viešnagės karališkajame ožiaragio laipsnyje spinduliai aiškiau apšvies ir išryškins jūsų tolimesnę perspektyvą. Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu bei esant artimai jo ir Lilit pozicijai, į priekį judėkite apgalvodami savo kiekvieną sekantį žingsnį, nepaskubėdami. Taip lengviau rasite tinkamiausius sprendimus. Trečiadienį ir ketvirtadienį darbe derinkite pozicijas, apjunkite kolektyvo jėgas. Dienos palankios jūsų ateities pasirinkimams. Penktadienį Marsui įžengus į ožiaragio ženklą tinkamas metas pasirūpinti savo ateitimi. Diena palanki materialaus pagrindo kūrimui bei stiprinimui. Savaitgalį kurkite įdomų, nuotaikingą, patirkite kuo daugiau džiugių emocijų, dalinkitės giedra nuotaika su mylimais žmonėmis. Šviesių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė naujiems sumanymams. Jos dienomis žiemos vėjas dažniau atpūs naujų minčių, lengviau rasite joms realizacijos galimybės. Savaitės pradžioje Saulei viešint karališkajame laipsnyje išsikelkite naujus tikslus. Šiomis dienomis juodajam mėnuliui judant mergelės ženklu neišbarstykite nereikšmingiems dalykams savo jėgų, o koncentruokitės į esminius reikalus. Savaitės vidurys mėnuliui keliaujant jūsų ženklu jums romantiškas metas, o kartu šią ir ketvirtadienio dienomis gyvenimas gali priminti kelių sankryžą, pateikti jums įdomius pasirinkimus. O penktadienį Marsui iškeliavus į Šaulio ženklą, kai kas ims ir ras savo naują įdomų veiklos pasiūlymą. Savaitgalį kurkite nuotaikingą, dienos šaunios trumpoms išvykoms į neįmatytų bičiulių susitikimams. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė, kai gyvenimą vertėtų pažvelgti ypač kūrybingai. Šios savaitės dienomis lengviau rasite naujų galimybių, o kai kas ir pasiūlymą padirbėti nuotoliu. Dažniau norėsis derinti darbus su kūrybingu poilsiu. Savaitės pradžioje Mėnuliui ir Lilit viešint mergelės ženkle didesnį dėmesį reikėtų skirti imuniteto ir sveikatos stiprinimui, labiau pasirūpinti savo finansiniais srautais. Savaitės viduryje Mėnuliui judant svarstyklių ženklus sektųsi derinti naujus projektus, bendraujant ieškoti kompromiso bei sutarimo. Ketvirtadienį Mėnuliui esant artimoje pozicijoje su nusileidusiu mazguketu būkite ypač atidūs tvarkydami dokumentus. Penktadienį Marsui perėjus iš Šaulio į ožiaragio ženklą, pats metas kurti ateities planus. Mėnuliui atkeliavus į jūsų ženklą stiprės įžvalgos bei intuicija. Atkreipkite dėmesį į ženklus, į savo sapnus, į tai, ką pašnibžda jūsų nuojauta. Beje, penktadienio ir šeštadienio dienomis dažniau lankysi romantiškos nuotaikos. Sekmadienis šaunus išvykoms, ekskursijoms, laisvalaikio pramogoms. Įdomių įspūdžių jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Ryžtingų veiksmų savaitė. Jos dienomis jūsų ženklų judant Marsui, Merkurijui ir Venerai taikliai šaudysite iš savo lanko. Tad imkitės pačių svarbiausių tikslų įgyvendinimo.
Savaitės pradžia Saulei viešint karališkajame laipsnyje nuteiks optimistiškai, lengviau įžvelgsite tolimesnes perspektyvas. Šis metas palankus norintiems keisti darbą, o taip pat siekiantiems karjeros. Savaitės viduryje sektųsi kolektyviniai darbai, palanku derinti projektus, vesti derybas, eiti į darbo pokalbius. Ketvirtadienį Mėnulio ritmų įtakoje realiau įvertinkite savo finansinės galimybes, neskubėkite rizikuoti. Penktadienį Marsui iškeliavus iš jūsų ženklo, darbų tempas kiek palėtės. Ši diena labiau tiktų pradėtųjų projektų vystymui, darbų tęsimui. Savaitgalis šaunus išvykoms, pabuvokite ten, kur dar nebuvote, patirkite naujų įspūdžių, šaunių pasiekimų jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Žvaigždžių palankumo savaitė. Jos dienomis Saulei keliaujant jūsų ženklu sektųsi realizuoti naujausias idėjas, įgyvendinti kilusius sumanymus. Savaitės pradžia jums ypač palanki. Saulė viešės karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Tad pasiraitokite rankoves ir išsikimkite svarbiausių jūsų manymų. Savaitės viduryje kolektyve palanku ieškoti bendro požiūrio. Ieškantiems darbų tinkamas laikas eiti į dalykinius susitikimus, tartis, rengti sutartis. Ketvirtadienį Mėnuliui judant Skorpiono ženklu lengviau įžvelgsite gilumines reiškinių priežastis, suvoksite kitų motyvacijas. Penktadienį jūsų ženklą atkeliaus Marsas, suteikdamas impulsą materialaus pagrindo kūrimui. Ši diena tiktų buitinių reikalų sprendimui, remonto statybų, interjero atnaujinimo darbams. Savaitgalis šaunus švenčiantiems gimtadienius, puikus artimųjų susibūrimui, o taip pat kūrybai bei saviraiškai, vidinio talentų atskleidimui. Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė galinti priminti potvynius ir atoslūgius. Jos vienomis dienomis jausite jėgų antplūdį, norą pradėti kažką įdomaus ir naujo, o kitomis norėsis daugiau ilsėtis, patinginiauti. Savaitės pradžioje Saulei viešint karališkajame laipsnyje, kai kurie gali priimti ryžtingus, gyvenimą keičiančius sprendimus. Savaitės vidurys ragins atidžiau gilintis į gaunamus dokumentus, rūpestingiau tvarkyti finansus. Ketvirtadienį esant artimai Mėnulio ir nusileidusio mazgo svarstyklių ženkle pozicijai, gali tekti grįžti prie neišspręstų atidėliotų darbų. O penktadienį Marsui įžengus į Ožiaragio ženklą ne tik norėsis pokyčių, bet ir sieksite stabilumo. Savaitgalis puikus aplinkos pakeitimui, tiktų persikraustymui į naują gyvenimo vietą, jūsų išvykoms, ekskursijoms bei kelionėms. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Žuvų ženklu. Dosni pažintimis ir susitikimais savaitė. Ir jų, kaip šią žiemą, lietaus ir sniego, nestokosite. Jos pradžioje, esant palankiai Saulės pozicijai, norėsis išsikelti naujus tikslus bei uždavinius, įvertinti savo tolimesnės veiklos perspektyvą. Mėnuliui judant jums opozicinių Mergelės ženklų, kai kada jausmai gali sakyti vieną, o logika kitą, tad ieškosite tarp jų balanso. Savaitės viduryje Mėnuliui įžengus į svarstyklių ženklą daugelį klausimų galėsite išspręsti diplomatiniu būdu, derindami savo ir kitų požiūrius. Ketvirtadienis gali būti dosnus įdomiais susitikimais, naujomis pažintimis,
O penktadienį mėnuliui judant Skorpiono ženklu įsiklausykite, ką jums pataria jūsų intuicija. Šis metas šaunus draugystei ir meiliai, romantiškiams susitikimams. Savaitgalis ypač tiktų kultūriniams renginiams, o kai kam norėsis daugiau laiko skirti pasivaikščiojimams su augintiniu ar mėgstamam hobiui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę.